Vienas karvės pienas. Labas bičiuliai, taip, eina 15 diena be žuvies, ne be žvejybos, o be žuvies. Ir kaip pasakyti, jau netgi kažkaip tai vos ne depresija kokia puola, jau žmonės pradėjo komentuoti, sako, koks tu žvejys, kad žuvies nepagauna, o pasirodo, vat, būna, kad ir aš nepagaunu. Taip, vakarinės 3 valandos, pagaliau nuėjo upės vanduo ir atsirado senvagėlės, atsivėrė, prie kurių galima prieiti, birtkelnytės, hartukai, ksestulka, torėjus 02, vienu žodžiu, rytukė, atėna ir avižadrebis. Pabandysiu nuimti tą prakeiksmą. Labai trumpai, dar vis tiek turiu šiokių tokių naujienų ir jum noriu parodyti. Kaip visada, aišku, naujienas iš ambasados. Tai ne tai, kad naujienas, toksai gal labiau pasipildymas prieš sezoną. Tai vat avižėlių rinkinukas ypač aktualus, manau, tiem, kurie nori dar tik tai pradėti tą temą, gvildent avižadrebę. Tai vat toks rinkinukas. Labai dailiai sudėtas avižėlės. 40 avižėlių, 02, 03, 05, 08 gramų. Ir kas labai man patiko, kad kabliukai pagal avižėlės dydį ir atitinkami kabliukai. Nes daug kur būna, kad yra avižėlė maža, bet kabliukas didelis. Čia kabliukai 08 tai turbūt 12 bus, 05 ir 03 gramo tai 14 numeris, o ant 02 ko gero 16. Vienu žodžiu, viskas labai taip, kaip turi būti. Tai o toks vat rinkinukas. Ir dėžutė viskas, va, klasiškai. Dedam, šitą dedam. Toliau, tiesa dar, vat, sakau, toliau, ne tai, kad iš naujienų, sakykime, kas liečia vėlgi pačią pradžią, tai manau, tokio vat rinkinuko avižėlių reiktų. Kingfisherio va tokią dėžutę tantykių. Antras dalykas ir, sakykime, vėlgi truputį man naujiena, vat pasiėmiau šį kartą rimtesnio fluorokarbono sigvaras. Čia 0,18,5, tai čia bus paprastam džigeliui, o avižai pasiėmiau. Aš taip kaip labai nenusiploninau, nes žuvis pas mane nemažytės, tai 0,14, 0,148, praktiškai 0,15 mm. Tai va, šitą irgi dedamės į tašytę ir dar vat pabandymui, man bus šiokia tokia naujiena, tai Berkingo, vėlgi Berkingo tantykės, kaip tie vadinasi, pamiršau jau, kaip musiukai, kaip aš vadinu, vat irgi pagrindinių tokių spalvelių pasiėmiau, apgavikas, rašalas, ir tepaliuko, tai irgi vat tantykės ir musiukai. Ja, šitus reiktų irgi man čia kažkaip tai susidėti. Tikrai norėsiu išbandyti. Skau, į dėžutės dar nieko nesusirūšiavau. Viskas su laiku. Nėra kada, kaip visada. Gerai, čia. Oi, va čia galima susidėti. Gerai, kai yra gerų spinigautojų tašyčių. Žiauriai patogiai. Jau kiek metų, negaliu atsidžiaugti aš tuo tašiuku. Iš draugelių, iš AliExpreso. Nuorodą paliksiu aprašyme. Taip, kas čia toj dėžutėje liko dar, tai feeder gamas, drenaninis, čia vat žiobriukai toj prasidės. Tai panaudosim ir dar porą Berkingo šaineriukų tokių 2 colių ešeriukui. Čia vėlgi ateičiai. Šitus paliekam, šitų šiandien tikrai nereikės. Ir šausim prie vandenuko, kol nesutemo
Kaip bebūtų, dar laikas nepasisuko ir temsta 6:30, be 20, nu apie 7, dabar yra 4:30. Taip, tai va, tokios naujienos, tokie reikaliukai, vėlgi viską galite rasti ambasadoje ir nepamirškit labai slapto kodo, kurį žinot tik tai jūs, unik, gausit nuolaidėlę. O aš dabar braunus prie vandens, reikia apeiti iš kito kranto, per bebrynus perlipti ir viską ir bandyti pagauti pagaliau pirmą žuvį šiais metais atviram vandenį. Tik norėjau sakyti, bičiuliai, šiemet taip kaip viskas labai susivėlino, tai dar nebuvo progos ir paveizėt, nelabai kur ir vaikščiau, tai kaip mūsų gyvena draugės erkės. Jo, jau Facebook'e mačiau, kad yra. Galiu tik tai patvirtinti, yra jau. Tarp kitko, nu, jeigu pavyks, aišku, ir jeigu bus šiandien laiko, tarp kitko dar va taip, kas liečia tas erkės, labiau pasidomėjus, tai vėlgi čia yra pagrindė, gal kas mane pataisys, pievinės, pagrindė pievinės erkės. Esmė tame, kad jos žmogaus nelabai kanda žmogui. Jos žmogui, kaip sakyt, žmogus nelabai patinka. Bet yra kita rūšis. Nu, jeigu pavyks man užmatyt, aš jums būtinai parodysiu. Tai miškinė erkė, kuriai tikrai patinka žmogaus kraujas. Tai va, tai tos tokios didžiosios, tos didelės tokios margos, tai jau sakau, kažkuria prasme nelabai pavojingos. Va, žiūrėkit, kiek aš čia praėjau, matėt be kalbėdamas. Viena nukrito ir va, panašu, jei neklystu, va, miškinė erkė ant raidės lipa. Tai jinai tokia va, juodas taškelis ir rudas pilvelis. Jeigu neklystu, jeigu klystu, bičiuliai, tai pataisykit. Bet sakau, ir galit paguglit. Va, kiek aš čia praėjau. Viena dar buvo ta vadinama pievinė, nukrito, o šita jau jinai nenukris. Šitą reik numest. Tai va, tokie reikalai. Nu, žodžiu, bičiuliai, erkių sezonas irgi prasidėjo. O kaip čia su bebriukų sezonu? Bebriukų sezonas niekados nesibaigia, ne? Grėviai užtverti. Reikia kažkaip tai praeiti. Žemiau užtvankos. Tai dabar galvoju, kodėl tas dar vanduo kilstelės senvagėliai. Nu, šiuo atveju gal ir nėra blogai. Kažkaip prilaiko bebrinėlis vandenį. Čia bandysim kažkur tai peršokt. Ir trikojis, ir ksestulka, ir bebrulka. O dėl erkių, tai jau būkit tikrai dėmesingi, atsargus. Jos, šiaip sakau, kaip ir jau daug kartų jau, belė kur nebūna, o aukštoj žolėj. Ir ant, kur yra stebeliai ir būna ant to stiebo viršaus, dažniausiai tupi. Ir, aišku, kaip taisyklė, kažkur tai prie takelių, ten, kur žvėris vaikšto ir taip toliau. Na, šiemet dar pliusas, tarkim, va tokiuose pievose, tai kad buvo viskas va čia, kur einu, viskas buvo po vandeniu ir viliuosiu, kad jas truputį nuplovė, nuskandino, nes va kiek einu, čia kol kas nelabai matau.
Kol kas nelabai matau, tai sakau, gali būti, kad jas biški praretino. Čia šioks toks judesėlis matau yra. Reikia persirišti avižėlę. Čia likus pas mane nuo šapalų žuklės 0,8 tai bus 0,8 truputį per sunki čia. Tai kažkoks judesėlis jaučiasi. Nu, gražiai, ką aš galiu pasakyti, viskas gražiai. O matot, 0,8 tas kablys didesnis. Šapalam gerai, mes čia imsim gal tokį varinukę va. 0,5. Mažesnių retai kada aš jau naudoju, man kažkaip nelabai jos aktualu, nes visą laiką reikia maksimalaus metimo. Ypač tuose sekliuose, tokiuose vat balytėse, kur baidosi labai. Tu, nu gerai. Kryvai. Jaudinusi biški bičiuli, nes jaučiu, kad čia nebus galbūt pirmas kibimas šiais metais, toks normalesnis. Aišku, vėjukas. Labai gerai, kad jisai prieš, bet pagal idėją turėtų nurimti. Opa, bičiuliai. Haha, vyrukai. Yra. Bet kas čia per... Jaučiau, pagaliau. Bičiuliai, pagaliau nuimtas prakeiksmas, nekibadinių prakeiksmas. Čia man gan greitai šiandien jos pasidavė. Pagaliau. Ir dar svarbiausia, kad ne. Tikrai nesitikėjau kojos čia. Tikėjausi kaip gal raudansparnę kokią ar ešeriuką. Jaučiasi gyvasties. Gal netgi lydekiokas koks yra, jau kaip ir lydekiokam pats nerštas. Įsivaizduojat, vandenį vaikičia. Va, sunešta. Srovė netgi čia ėjus. Matot? Lygiai su jumis. Tai va pažiūrėkit. Maurai, kur pečių lygyje. O visur kabo ant viršaus. Tai va, įsivaizduojat, čia buvo viena didelė jūra prieš porą savaičių. Nu ir nėra antros. Ką aš galiu pasakyti, vizualiai matau tų raudansparnių vienur kitur, bet vaisto nerandu. Taip čia tokia pradžia buvo. Iškart buimt koją, dar kibimas. Nu, kažkaip tai bičiuliai. Sakykim, taip, pirmą dalį baigiu su viena koja, dar keli kibimai. Laikas tas greitai bėga, jau va, temsta. Ir nelabai. Nors vizualiai tai tikrai matosi, kad yra tų žuveliokų ir raudansparnių ir kojų. Bet ir didesnė dėjau ir vienu žodžiu išbandžiau viską. Nelabai reaguoja. Galvoju dėl to, kad dar truputį vieno kito laipsniuko trūksta. Kad pašiltų vanduo ir tada turėtų prasidėti. Labas, bičiuliai, dar sykį. Taip, sekanti diena. Ir antras bandymas normaliau atsidaryti su avižadrebiu. Vėl ta pati vieta. Šilčiau, saulėta.
Ir galvojau bus štilius, bet kažkaip vėjas. Ir gal nurims vėjas. Gerai, vienu žodžiu, iš karto prie reikalų, nes nėra per daugiausiai laiko. Tarp kitko sutikau kolegą vieną, paskui galbūt nueisim ir iki jo. Kanalo žiūrovas, smagu. Va, gerai, jisai tenai liko, o aš va čia bandysiu. Na čia ir eisiu į vieną pusę. Eidamas link bebrinėlio žiūriu. Kažkoks judesiukas čia matosi. Skonu, turėtų ta žuvis. Turėtų ta žuvis kažkaip tai prabūsti kažkada. Nežinau, kaip čia norėtųsi kažkaip įeiti. Prieiti ir labai neišbaidyti. Opa, pečiulė, ovo. Koja užsikabino. Kas čia taip? Nu, gražu. Iš karto pažiūrėkit kokia. Eikit. Kojas, jau galvojau, kad raudė bus, nu, tokios. Čia gaunasi, kad kojas piktesnis negu graži. Nors aną vakarą pamenat, kaip viskas prasidėjo. Irgi iš karto labai greit pagavau vieną koją, o paskui, kuo viskas baigėsi, galima, kad baigėsi baranka. Tikėkimės, šį kartą bus geriau. Dar vienas prisilietimas buvo. Nėra. Ta pradžia tokia iš karto optimistiškai nuteikia. O dabar kad tas vėjas niekadėjas kaip tyčia prieš pučia ir dar toks, nors rodo nulinį, bet kaip atvažiuoju į Savižadrimių, pasidaro ne nulinis. Koks lybinas išėjo, matėt? Sumutino viską man. Geras čia šildėsi. Opa, ovo, pečiulė. Pagaliau dar viena žuvis. Nu, pagaliau raudė. Gerai, teks fotkinti sekančią nesmė, bet jau čiulė, jau judesėlis. Antra žuvis. Viena atsikabino, dar du tušči kibimai. Nu. Begalė, masiškai galima sakyti, jau masiškai. Masiškai veiksmo. Top, pažiūrėkit. Masiškai. Kojos kai kala, tai kala. Oi kokia. Spalvota. Nu gal šitą leisis nusifotkinti. Opa, čiuliai. Naują masaliuką tik uždėjau. O, koja. Kojos piktesnis negu raudelė. Gerai.
kas čia buzuoja. Yra palyginus. Žiūrėk, kaip čia yra tų žuveliokų, tai tas kibimas kol kas toksai, nu, per jėgą. O čia jau man patinka tokia. Bunt. Vėl bus koja. Taip. Tokios visai gražios. Musiukas. Penkta. O, pičiuliai, vakareiškia. Masaliukas. Kiekvienu metimu, sakyčiau, visai tokios kojas padabnos. Nes armata būtų ir į keptuvėlę kokią įmest. 2 metimai, 2 žuvis, čia jau gerai. Nu, pabandysim žalią apgavyką. Rašalas kažkaip nelabai. Čia pabandyti iš upelio, matau, kažkoks judesėlis yra. Sudėtinga. Neina prieiti nepastebėtam, traška tas šuolės, viskas traška. Opa. Nu kas čia? O, raudelė. Nu, šito jau gražiai maktelėjo. Tepaliuko tokia, žalia apgavyko. Nu, galiu pasakyti, jau linksmiau. Jau linksmiau, galiu pasakyti. Jeigu dar tas vėjukas nustotų visai pūst, tai būtų visai gerai. Bet kad taip viskas visą laiką būtų idealu, ne? Šiuliai, būtų ne visai įdomu. Nerti kokį bebrų taką. Pirmai kažkur tai nėriau. Reikia atsibryt kelniam. Kas čia? Ai, nu, gerai. Galvoju iš pradžių pasirodė, kad ešeriukas. Čia kaip karasiukas. Šitam grevelį raudonsparnės.
neišbaidė kitų. Nu jo, mažytės tokios. Apgavikėlį pamanyti. Kol kas realiai ant to musiuko apgavikinio. Gražiausios žuvis. O, kaip delfinas, tik tai. Truputį gražesnė. Ten išlaukimo. Dar vieną. Po truputį atgaunu tą, kaip sakyt, pagaunu tą cinkelį iš po žiemos, nes aną kartą ten nieko skaityk. Nu, jau. O. Yra ir gražių. Yra ir gražių čia. Jau tokia kairovė. Sakau, kad aš tik net gerkliai. Smaguma. Smaguma. Net barzdą padariau. Tokios visos galėtų būti. Ankelėno. Truputį tą dičką išmakalavo. Tas šienas tai kas ravi šieną. Unikas kas tai. Ne mano dydis. Jo, tokios dar, sakykim, vangokos, kitos prikanda, tik tai iš paskos ir eina. Kitos gerai rauna. Gerai einam. Užteks čia klūpėt. Galvočiau.
čia dabar pramesti. O, čia jau mano tema, bičiuliai, kažkokia kita žuvis. Čia kita žuvis. Kas čia per žuvis? Koja. O čia, bet jau. O čia mano jau žuvis. Čia jau mano žuvis. Gerai, kad sugrįžtelėm. Čia jau tokia 200 pem gal, 200 kaip nieko. Tokios patinka man. O, kontrolinis. Panašu kojas, net kažkas sankabėlė buvo atleidęs. O čia vat kojas, matai, tam supranti, gilumoj. Graži. Graži galiu pasakyti. Nu ką, dar sykį. Čia truputį su tokiom ilgesniem pauzėm galima, kad giliau paskęstų. Turi? Va, matei? Tik tai dabar kaip ištraukt? Koja? Nu, va, šaunu. Nu, tai aš sakau, va, čia tam gale, matai, kitas dydis visai. Tai plauk, ateisiu, išimsiu. Nenuplėšk. Didžiausias. Nu, jo, čia, matai, čia giliau yra biški. Ir... Gerai, kad nelipau. Jo, čia. Ne, kur tu, pažiūrėk. Kaip jie. Gerai, supranti. Pažiūrėk, kokia koja. Bet ir viršūnėse, kad... Taip. Ne, viršūnė, kad nebūtų, žinai, kitą kartą nepažiūri. Geras, kažkaip 108 gramų. Man reikia dar užmest. Matai, ne veltui pirmą. Ką? Čia pekla. Matai, to vandens kaip daugiau dar. O va, ant pauzės su tavim šneku. Nu, bet irgi ant tokios ilgos pauzės, supranti, net nieko nedariau. O, nu, čia gražios kojas, eiktų savo. Čia kojos. Bet va, tokia gan ilga pauzė gavosi. Gerkliai. Smagu. Op. Jo, tokias smagu gaudyti jau. Tai va ir. O.
Vėl gražiai, a nereiks tik tai... Pavlok, labai neskubėk. Ir dabrysiu, supranti, kad nebūtų nelaimingas. Kad nebūtų nelaimingas. Pats nenunerk. Kaip nors. Ne, čia yra papačia dugnas. Papačia dugnas yra. To gylio tai nėra daug. Tik tai vas sluoksnis to, žinai. Taip pat tokias kojas. Tokias kojas, girdė. Nu. Tu nors nuotrauką pasidaryk savo kokią. Tai ką, nieks nepatikės paskui, kad... Nereikia, aš niekam nereikia. Ne, va. Vyras, matai. Paskui, supranti, kas yra, bent jau kiek pastebėjau. Paskui į vasarą jos Nelabai nori? Ne. Aš nežinau kodėl, bet kiek bent jau aš pastebėjau va čia pas save, tai iš pavasario vadovą matai, va, jau kelintą, tu dvi, aš jau kiek čia 4 ar 5, supranti, a paskui ne. Tarkim tos raudės, aukšlės visokios šapaliukai, tai ištisai, žinai, kala. O va kojos, jos matyt gal prieš nerštą, kol jos tokios piktesnės būna. Paskui ne. Nu, aišku, papuola viena kita, bet taip kaip dabar, supranti, kiek iš pavasario, tai tiek tikrai nepapuola. Op. Kas šitaip prasegė? Čia agresyvas. O, dar koja kokia. Čia truputį mažesnis bičiuliai, bet vakarinės. Vakarinis, po truputį viliuosi meškerės turbūt, nes saulė nusileido, oras atvėso ir ramiau lyg tai darosi jau.